Nors kai filmuojame šį filmuką, už lango žiemos nekvapo. Aš labai laukiu švenčių. Ir aš. O tai bent laišką Kalėdų seniui parašy? Kaip aš norėčiau jį pamatyti. Galėtume jam kažką saldaus pagaminti. Kvietėte mane? Seneli, kai mes svajojame, kad tu ateitum. Ir mes tau ir visiems kitiems parodytume, kaip pasidaryti saldainių. Tu, seneli, sėsk toliau nuo viryklės, tau bus per karšta. Tu nepripratęs, tu geriau sėsk prie šaldytuvo. Ačiū jums, mergaitės. Taigi, pradėsime gaminti. Mums reikės cukraus, šviesaus sirupo, vandens, citrinos sulčių, pagaliukų, džiovintų mėlynių, dažų, pabarstukų ir termometro. Bet aš jums paskui papasakosiu, kaip galima įsisukti ir be jo. Taigi dabar reikės paimti puodą ir suberti sirupą, vandenį ir cukrų. Medinį šaukštą išmaišome, kad nesubraižytume puodo. Ir dabar dedame ant viryklės. Ir maišome be sustojimo. O ką man daryti su šituo? Kai ištirps cukrus, reikia įdėti ir laukti, kol pasieks 160 laipsnių. Ir kągi jūs čia verdat saldainius? O man ar laišką parašėt? Ne. O eilėraštis arba dainas mokate? Mokam tokia. Bet nepilnai. Nepilnai, bet ar dainelę man padainuotumėt? Galim. Laukiam dovanų, kaip senelis kailinių, kaip močiutė akinių, kaip šunelis kumpio. Oi, šaunuoliu, bet labai graži kalėdinė dainelė, labai graži. Žinom. Labai graži. Man labai patinka, kai vaikai patys gamina ir ruošia, pavyzdžiui, vaišes Kalėdų seneliui. Jūs paruošit, iškepsit ką nors man. Dabar tau gaminam. Dabar man gaminam. Oi, kaip laukiant su nekantrumu. Saldainiai, bus kaip jie vadinsis? Ledinukai. Ledinukai, labai ganus, kad patys mėgstamiausi Kalėdų senelio. Tau, seneli, čia per karšta. Geriau tu eik prie šaldytuvo. Ačiū. Kiek rodo? 103. Dabar supilame citrinos rūgštį, kad būtų šiek tiek rūgštelės. O kiek jau laipsnių čia? 109. Taigi dabar parodysiu, ką daryti, jei neturite termometro. Reikia paimti stiklinę su vandeniu ir šiek tiek su šaukšteliu paimti sirupą ir įdėti į vandenį. Jei lašelis neplaukioja, o jau prilipo, reiškia, masė yra paruošta. Pusę ledinukų padarysim baltų, pusę raudonų. Taigi dabar nuimame puodą. Dabar šaukšto pagalba darysime rutuliukus ir lėjai juos dės pagaliukus ir gausis ledinukų. Kaip jums sekasi? Gerai. Oi, kaip skaniai atrodo. O čia pabarstukai, taip? Taip. Oi, kaip gražu, kokia tai. Ant pagaliukų reikia šiek tiek užpilti šitos masės, kad jie neiškristų. Dabar reikia įdėti pusę šaukštelio dažų raudonų. Ir dabar darome taip pat ir su raudomis. Kas čia per uogytės, kas čia per uogos? Čia mėlynės. Mėlynės, kaip aš mėgstu saldainius su mėlynėm. Labai gerai, labai. O kaip skaniai atrodo, kvepia. Neskubėk, taip, taip. O, kaip gerai, taip. Ja. Va. Ir visi saldainiai ledinukai skirtingų formų, taip? Oi, kiekvienas turės savo skanų ledinuką.
O dabar šiek tiek kantrybės, kol ledinukai sustings. Gražu. Va, A, gražu. Štai taip paprastai ir greitai galime pasigaminti ledinukus. Seneli, o tu išmokyk savo nykštukus. pirmiausia, paragauti reikia ir skanus. Taip. Čia tau, Ačiū. Pats gražiausias ir raudoniausias. čia tau, Ačiū. tai čia man. Vaikai, tikėkite stebuklais, nes jie tikrai išsipildo. Oho, linksmų švenčių. Ei, o. Kur senelis? O kur jis dingo? Seneli. Nu tai kur dabar jis dingo? Bet liko nors saldainiai. Na gerai.